prieš save ir prieš kitus. Yra du atskiri punktai. Tai reiškia, tai, ką aš darau, turi būti patvirtinama. Ir skatinama, patvirtinama ir vertinama. Tai reiškia, aš gavau 10, ar kam nors rūpi iš tų man svarbių žmonių. Bet mano yra draugai, kurie sako, tas 10, gal ne 10, susigištus pažymus, neįdomu. Tėvam pasakai, tėvai tokie, tai taip ir turi būti, tai turi taip mokytis, tai koks klausimas, kam tu mums pasakoji, taip? Viskas, niekam nesvarbu. Tada, o man pačiam svarbu, tai mane, pavyzdžiui, tai, kad aš kietas matematikai, tai mane kažkaip, patį žavi, ar ne? Ar aš noriu būti matematikų save, pavyzdžiui, kaip ir pozicionuoju patį prieš save, kaip matematiką. Pavyzdžiui, fizika. Man buvo fizika įdomi labai. Ir kai aš gaudausi gerai fizikoje, aš dabar dar kvantinė visokia mechanika, ten visai šitais kliedesiais domiuosi. Ir mane tai papildo. Ir aš kartais dar pasidalinu, ten su kokiu artimu ratu, ir jie tokie, nieko savo. Ir aš toksai, šioks toks. Ir prieš save, prieš kitus, aš kažkur kažkokią markę turiu. Va jau du aspektai yra, taip. Ar man tai prasminga? Nelabai ypatingai, nes tai nepritaikoma. Aš nežinau, kur pritaikyti tai. Man tai duoda suprasti tiesiog geriau dalykus gamtos. Kitas dalykas, ketvirtas, tai būtų kompetencija. Kompetencija reikalinga motivacijai, nes tai yra uždaras tiklas. Aš motyvuotas, kažkas man gavosi, aš supratau, aš turiu tame kompetenciją. Reiškia, aš galiu daryti prognozę, jeigu aš tai darysiu, man gausis ir susikaraktas. Kompetencija auga, ir sėkmės lūkestis egzistuoja ir aš patiriu sėkmę. Sėkmės istorija kuriama. Kompetencija, jeigu sušlubuoja, labai sunku yra motyvuotam būti tame, ko tu nemoki. Kartais, jeigu žmogus motyvuotas, nori išmokti kažką tai daryti, bet nemoka, tai jis motyvuotas yra išmokti, o kai jis išmoksti, jis motyvuotas daryti. Keli komponentai. Bet prasmė, reikalingumas, prasmė, taikymas. Bet man labiau tie vidiniai dalykai svarbesni yra, kiek žmogus užsipildo tuo dalykų pats, kiek jam prieš kitus ir prieš save. Tai yra svarbu. Bet motyvacija labai nepatikimas dalykas. Jis labai yra nestabili. Ir pavyzdžiui, jeigu pažiūrėt profesionalius sportininkus, kuo sportininkas yra elitiškesnis, aš dirbu daug su sportininkais, su pro sportininkais, kuo elitiškesnis sportininkas, tuo jam su motyvacija yra sudėtingiau. Jam sunku. Sunku dėl to, kad jo treniruotės yra pasiutiškai sunkios, jos alinančios, jos yra apie tai, kad draugai mane kviečia, o aš negaliu, nes aš turiu eiti į maniežą, važiuoti. Kokia motivacija? Motivacija su draugais susitikti. O kodėl aš važiuoju į maniežą? Dėl endorfino. Sutarėm, kad endorfinai veikia. Endorfinai? Po veiksmo. Ja. Ir jeigu motivacija taip veiktų, kad aš pagalvoju, nueisiu į sporto klubą, bus faina labai. Ir mes einame į sporto klubą. Kai kurie, tai nežinoma, man bus gera savijauta. Aš prasidėsiu, aš gerai jausiuosi. Bet tai irgi yra nepatikima. Mes remiamės į kitą dalyką, o jūs pasakėte. Disciplina. Disciplina yra bejausmė, bekompromisė, neempatiška, kokia čia dar niekšiška. Tu nenori. Nefaina. Lyja. Ir jis sako, nu ir, o kas trukdo? Lyja. Lyja, striukė, sušlapsiu. Tinkamus batus apsiau. Be kompromisų to, kad motivacija reikalauja nuolatinio pasirinkimo ir sprendimo. Atsikėliu ryte ir sprendžiu. Tai čia bėgti, nebėgti. Bet motivacija. Turiu motivacijos ar ne? Kažkaip nesinori, nėra motivacijos. O disciplina, jinai skiriasi nuo motivacijos tuo, kad sprendimas priimamas vieną kartą. Aš nusprendžiau kiekvieną šeštadienį, 7 ryto, nubėgti, per 15 km. Aš taip nusprendžiau. Tai yra man svarbu, aš noriu save identifikuoti, bėgiku vadinti save, aš noriu kažkur dalyvauti varžybose, aš noriu kažką daryti, tokio, anokio. Ir be to, žmonės jau mane mato tokį, viskas tampa labai susiję.
ir aš apsisprendžiu. Ir ateina šeštadienio rytas, nenoriu, lyja, sninga, šalta, bet aš jau esu nusprendęs. Ir jeigu šitoje vietoje užtenka valios, trečias komponentas, tai, o valia yra raumuo, ir žinot, kaip raumuo jisai auginamas yra, nuolat jam duodant krūvio. Vieną šeštadienį atlaikiau, išbėgau sekmadienį, kitą sekmadienį išbėgau, šeštadienį išbėgau, vėl išbėgau. 15 kartą išbėgti man yra lengviau. Sprendimas padarytas, motyvacija nulinė, taip, bet valia sako, nedarykite. Bet valia silpsta. Vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą. Ir tada žiūri, kad raumenukas suglebo. Bet disciplina valia, kas reikalinga mums. Motyvacija toks dalykas. Mes bandom vaikus sumotyvuoti, bet kartais aš vaikams sakau, galiok motyvaciją. Galiok. Aš neturiu motyvacijos ruošti namų darbų. Tingiu, negaliu, aš tiesiog einu prie kuprinės ir praeinu. Kodėl tu praeini? Nes žinau, ten užduoda, ten reikia ten spręsti uždavinių. Nuo ko pradedam discipliną formuoti? Ką darai? Kiek darai? Ar kiek darai? Žmonės, kurie nori atsikelti, anksti ryte. 5. Bet dabar keliausi 9. Nu gerai. 6. Ir jie tokie, paus, 6 ryto. Wow, čia tai rytas, aš jau padariau. Duodu 3-4 dienas. Ir viskas. Kodėl? Neišlaiko psichika. Ne, pernelyg didelis paprastas. Ką darom, jeigu keliamės 8, pradedam keltis be 5-8. Patikėkit. Ne, nesutinku. Čia nuo miego fazės priklauso. Ok. Ir 1,5 valandos reikia dar tų stumdų. Gerai. Linkiu jums sėkmės. Bet kam nesigauna ir bandysit po truputėlį, aš užbaigsiu tiesiog, ką noriu pasakyti. Atsikelkit be 5-8. Žadintuvas nuskambės be 5-8, jūs pamatysit, kaip sunku atsikelti be 5-8. Kai jūs pažiūrite, taigi dar 5 minutės. Ką tos 5 minutės? Vaidas pasakojo ir vėl, ir jūs plūžo. Jūs atsikelkit be 5-8. Nereikia kelti 6, atsikelkit be 5-8. Kas atsitinka psichikoje? Psichika išmoksta ką daryti, pasipriešinti įpročių jau esamą. Ir ką jūs padaro? Jūs duoda psichikai tą pasipriešinimo patirtį, bet fiziologiškai jūs neatkerpat poros valandų miego, kas irgi gali prisidėti prie to, kad kūnas jis nelabai pratęs, nelabai jam čia komfortiška, jūs dirbat su psichika, bet neliečiat fizinio kūno. Ir jeigu be 5-8 jūs išvysto tą gebėjimą, tokį disciplinuotą keltis valingą, gali būti, kad kažkada šausit 6 ryto ir vėl 6, ir vėl 6, ir vėl 6. Jums fizinį kontrastą bus lengviau pakelti. Bet šiaip čia yra sunkus kelias. Keisti įpročius visada yra klaikiai sunkus kelias. Vėl leidžiuosi paaiškint, tada jaučiu, kad jos tiesiog beviltiškas. Greičiau į mašiną ar telefoną. Čia yra internetas, ar ne? Yra koks nors čia Wi-Fi. Nemokamas? Gerai, jo yra centras, bet labai silpnas tas centras ir nežinau, kodėl aš kontinės prieš telefoną. Aš labai daug su telefonu dirbu, daugiau negu su kompu. Galiu tiesiog, net necituodamas, bet šiek tiek papasakoti. Vaikai sako, nereikia mums kiekvieną dieną po 100 kartų priminti ir moralizuoti apie mokslus. Jie sako, mes ir taip apie juos daug galvojame. Ir jie galvoja labai daug iš tiesų. Jie galvoja, jie stresuoja labai, pavyks, nepavyks, kokį tą pavyzdžiui gausiu, arba kontras, taip tingi mokytis, jie galvoja. Ir jeigu mes užvažiuojame ant jų, kad jie galvotų labiau, jie labiau negalvoja. Jie galvoja tiek, jie galvoja.
mes tiesiog erzinam. Ir raminam save, mes dažniausiai save raminam, sakydami vaikam paskatas, o ne jiem duodam, ne jiem pagalbą kažką suteikimą. Čia yra tas niuansas. Tai va čia toks vienas iš tokių, kitas buvo, kai vaikai sako, kai mes kreipiamės, sako, į tėvus, jie sako, jūs, tėvam čia tokia žinutė, kaip sako, jūs, kai kreipiamės į tėvus, sako, jūs nepykit ant mūsų dėl to, ką mes jums pasakojame. Tai reiškia, kad jiems sunku labai yra atvirauti ir kažką tai pasakoti, kai tėvai labai greitai sureaguoja į tai, kad kažko nepadarėm, ten, kaip ir parūkėm, pavyzdžiui, jie daug paauglių, pavyzdžiui, nenori laikyti savy. Ir aš žinau, pažįstu tokių tėvelių, kurie moka, mes daug bendraujame, jie pasakoja, sako, vaikas kažkaip tai pats pasakė, kad jisai pabandė parūkyti, sako, mums pavyko kažkaip tai ramiai visą tai išklausyti ir neužvažiuoti ant to vaiko ir kažkaip nusprendėme apie tai pašnekėti vėliau, kitą kartą, kad visi susigulėtų su ta žinia. Tai vaikam labai reikia to tokio mūsų gebėjimo pakelti ir ištverti tai, ką jie papasakos. Aš prisimenu, viena moteris sako, aš labai, sako, norėčiau, kad mano paauglė ar mergaitė būtų atviresnė su manim, bet, sako, aš nesu tikra, ar viską noriu žinoti. Tai, suprantat, mes kaip ir norim atvirumo. Aš pamenu vieną mergaitę, kuri pasakojo, kad mama ją skatina atvirauti. Papasako, kas yra, palengvės, gal aš galėsiu kažkom tai padėti. Mergaitė papasakoja, o po to mama sako, tai ką tu durna, tu ką tu nesupranti? Ir tokį moralą skaito ir kitą kartą jinai nebenori šnekėti ir ją tada spaudžia, o kodėl tu man nieko nepasakoji, ką tu slepi. Ir jinai papasakoja ir jie atgal dėl moralas. Labai sunku jai buvo, iš tiesų, žiauriai sunku su tuo susitvarkyti, kai jinai ir išvengti to negali, bet papasakojusi gauna, sakė, tokį atgas. Tai sunkoka, šitaip sunkoka. Ir nerandu, bet kaip sekasi, kaip man sekasi, žiūriu, laiškai, pradingu kažkur tai. Norit kažko paklausti, galės? O tai jeigu seni laiškai buvo rašyti? Ne, neseniai, jie yra mėnesį. Ne, tai jeigu reikia tada pasirinkti pagrindinį ir senesnį negu mėnesį. Ne, čia ne laiškas, aš ne elektroniniam pašte ieškau. Tai yra dokumentas, laiškas, tai čia yra tik taip vadinasi, laiškai tėvams. Jo, bet aš šito nerandu. Gerai, nekankinsiu jūsų. Norit pabaigai kažko tai paklausti dar? Ar reikia eiti į klasės susirinkimus, jeigu tai yra skirtingi poliai žmonės? Reikia. Jo, žinoma, reikia. Esmė ne tame, kad tie poliai būtų suvienodinti kažkaip tai. Esmė yra mokėti klausytis skirtingų polių. Mes ateinam ir klausomės. Ir ateinam ir norim papasakoti savąjį. Mes sakom, aš noriu pasakyti, kaip aš tai matau. Vat vaikas norėjo, jisai pasiskundė, jisai pasakė, aš noriu papasakoti, kaip jisai jaučiasi. Ir ką mes savo fantazuojam, kaip jisai jaučiasi klasėje ir kas vyksta. Ir čia labai svarbi šita vieta yra mokytojui nepasijusti šitoje vietoje kaltinamų. Nes mes labai greitai pagaunam, tai reiškia, aš kažką netaip darau. Ir čia visur santykiuose tas pats. Vyrai, žmonos irgi. Žmona sako, aš blogai jaučiuosi, ir vyras iš karto, tai ko tu mane kaltini? Aš nekaltinu, aš tiesiog blogai jaučiuosi. Tai kaip ne, tai reiškia, aš kažką darau. Ne, mes kartais galim žmonėm pasakyti, aš jūsų nekaltinu nieko. Tik nepagalvokit, kad aš turiu jums pretenzijų, aš tik dalinuosi ir ko aš noriu dalindamasis arba dalindamasis, aš noriu tiesiog, kad mes geriau pasirūpintume. Kiekvienas iš savo pusės to vaikų turi visas. Bet tame reikia jaučiat daug geranoriškumo, labai daug ramybės, nes jūs galite pajusti iš mokytojo, pavyzdžiui, didelį gynybiškumą ir norą teisintis.
Ir gali tekti jums dar kartą pakartoti, nereikia tęsintis, aš jūsų nekatinu nieko. Ir kitas dalykas, nieko nereikia dabar tęsti, ką daryti. Pabandom tiesiog pamatyti tas pusės. Bet kur jūs matėte tokį bendravimą? Aš čia pasakoju, žinot, mane kažkada tai neapkaltino, bet sako, Vaidai, jūs kaip nuo debesies kalbate. Bet aš iš tiesų turiu tokių vilčių. Santykių, porų santykiuose, pavyzdžiui, aš matau, porų konsultacijose aš matau pokyčius, kaip žmonės keičiasi, kai jie supranta tam tikrus mechanizmus, kai jie supranta, kad čia nekaltinimo, čia nereikia gintis. Įsižeidimas čia yra, apie ką, į ką tu čia įsižeidėjai, čia nėra įžeidimo, o tu įsižeidėjai, pavyzdžiui. Nes labai daugelį dalykų, kuriuos mes komunikuojam, nėra įžeidimo. Nėra užgavimo, nėra kritikos, nėra pažeminimo kažkokio, bet mes girdim, kodėl. Tai kad mūsų psichika yra surėdyta iš įvairiausių reakcinių schemų. Mes girdim žodžius ir mesgi nežinom prasmės reikšmės, kurias sudeda žmonės į tuos žodžius. Mes į tuos žodžius sudedam savasias reikšmės. Ir iš to gimsta kas, kaip mes vadinam, neadekvati reakcija. Neadekvati tai reiškia, šita reakcija yra perteklinė. Aš nenorėjau tavęs užgauti. Iš kur pas tave tas toks įsižeidimas, užgavimas, toks užsigavimas, visą neįmanoma šnekėti. Dėl ko neįmanoma šnekėti? Kas atsitiko? Mes buvome nustembę. Klausim, kas atsitiko? Pasakyk. Mane užgavo tavo šitie žodžiai. Geras, atleisk, aš net negalvojau. Tai toks bendravimas, jisai įmanomas yra, bet mes esame labai gynybiški. Pirmiausia, mes ginamės, o ne tikrinam realybę. O kas čia buvo, kodėl jūs tai pasakė dabar? Skamba kaip įžeidimas, ne? Pasitikrinam. Bet mes neturim laiko tikrintis, pas mus smegenys gynybiškas, iš karto pavojus. Taip ir su paaugliais irgi. Paaugliai kažką pasakoja, kažką daro ir mes pradedam fantazuoti kažkokią tai scenariją kažkokią. Ir tada, kad paklausime paauglį, kas vyksta. Sotus? Sotus. Viskas namo?